užduoti svarstyti, kaip jautėsi mokiniai po to, kas buvo įvykę Jeruzalėje, kai jų mokytojas buvo nukryžiuotas ir kai jie bailiai buvo pasitraukę nuo savo mokytojo. Jų nuotaika skaidrino Jėzaus pasirodymas, bet ateitis vis tiek buvo neaiški. Reikėjo gyventi, reikėjo valgyti. Girdėjome Evangelijos pasakojimą apie mokinius naktį praleidusius nesėkmingoje žvejoje. Kai rytui auštant, žvejai jau ruošėsi grįžti namo, ant kranto pasirodė Jėzus, bet mokiniai jo nepažino. Tuomet Jėzus užkalbino mokinius, paprašydamas valgyti. Panašiai kaip kažkada girdėjome, kai Jėzus užkalbino samarietę prie šulinio. Duok man atsigerti vandens. Jėzus tarsi netyčia užkalbina, bet nori užvesti ją labiau. Kai mokiniai žvejai paaiškino, neturi ko valgyti, Jėzus patarė užmesti tinklą. Ir tik tuomet, kai žvejai vos pajėgė patraukti tinklus, jie atpažino, kad ant kranto stovės vyras, yra jų mokytojas. Ar šis Evangelijos pasakojimas neprimena, kad ne visuomet ir mums pasiseka atpažinti Dievo veidą? Kai popiežius Pranciškus didįjį ketvirtadienį nuplovė kaliniams kojas, jis bažnyčiai ir pasauliui pasiuntė aiškiai žinią, kad ir šiuose puolusiuose žmonėse jis mato Dievo veidą, kuris galbūt dabartiniu metu yra sužalotas, bet Kristus ir už juos mirė ant kryžiaus. Ir šitokio popiežiaus gesto kai kas pasipiktino, net kai kurie mūsų politiniai apžvalgininkai. Kodėl popiežius plovė kojas ne kokiems nors garbingiems vyrams, o nusikaltėliams? Kai kam sunku suprasti, ką yra pasakęs apaštalas Paulius. Mes skelbėme apie Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Tikintis į Kristų žmogus ne tik skelbia nukryžiuotąjį Jėzų, bet privalo pačiu savo elgesiu liudyti jį, liudyti nukryžiuotojo veidą. Dievas mus užkalbina įvairiausiais būdais, per gamtą, per žmonės, per mums malonius ar mus varginančius įvykius, bet kad suvoktume, jog Dievas beldžiasi į mūsų širdies duris, visuomet reikia geros valios. Ir būna bėda, jei tos geros valios pritrūksta. Vienas žmogus, žvelgdamas į gražią gamtą, gali pažinti kūrėją ir jam pasakyti: Viešpatie, ačiū už šį gražų pasaulį. O kitas žmogus į gražų gamtos kampelį gali išversti šiukšlės, ką lietuviai nekartą ir padaro. Ir ši graži gamta žmogui neprakalba apie kūrėjo grožį ir nepaskatina jam dėkoti. Ir viskas priklauso nuo žmogaus širdies, kas ten joje yra. Pasakojime apie Jėzaus pasirodymą ant Genezareto ežero kranto dėmesį labai patraukia 3 kartus Petrui užduotas Jėzaus klausimas: Simonai, ar myli mane?
Į pirmą klausimą Petras atsakė lengvai ir greitai, pagal savo būdą. Petras mylėjo savo mokytoją, tačiau, kai tą patį klausimą jis išgirdo trečią kartą, žveją apėmė nerimas. Mokytojas tikriausiai manimi netiki. Tikriausiai šmėkštelėjo mintis, kaip jis, kajako kieme 3 kartus išsigynė savo mokytoją. Tačiau Petras tikrai mylėjo Jėzų, todėl ir 3 kartą patvirtino: Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Ganyk mano avis. Jėzus šiais žodžiais paveda Petrui labai didelę užduotį. Šiandien mes aiškiai suvokėme, kad Jėzus pasiuntė Petrą kurti, statyti pasaulyje bažnyčios bendruomenę, skelbiant Evangeliją ir krikštijant įtikėjusius žmonės. Tikėjimo metais viena iš pačių svarbiausių svarstomų temų yra naujoji evangelizacija. Įvairiuose bažnyčios forumuose, pradedant vyskupų sinodu ir baigiant pasitarimais parapijų bendruomenėse, diskutuojama, kaip reikia vykdyti evangelizacijos darbą. Ir ko mes nesugalvojame. Tačiau patį svarbiausią receptą Jėzus išrašė prieš 2000 metų. Evangelizacijos darbą gali dirbti tik tas, kuris tikrai myli Dievą ir žmones. Jėzus ir dabar kiekvieną iš mūsų, nuo vyskupo iki eilinio tikinčio žmogaus, kiekvieną klausia: ar myli mane? Jei myli, tuomet eik ir liudyk apie tavyje gyvenantį Kristų. Tačiau jei tos meilės nebūtų, tuomet visos kalbos apie evangelizaciją būtų tik pilstymas iš tuščio į kiaurą. Neatsitiktinai Jėzus net 3 kartus klausė Petrą: ar myli mane? Turbūt niekur kitur tiek neapsigaudinėjama, kaip atsakant į klausimą, ar mes mylime Dievą, ar mylime Jėzų Kristų. Tikra meilė visuomet reikalauja aiškaus ir pakankamai radikalaus atsakymo. Jeigu tvirtiname, kad mylime Jėzų, tuomet mūsų gyvenime negali būti ko nors tokio, ką mes mylėtume labiau už Viešpatį. Šios radikalios meilės vedini vienuoliai nedaro skaistumo, neturto ir klusnumo įžadus, kad būtų kuo panašesni į Kristų. Panašiai popiežius Pranciškus tokius įžadus padarė savo jaunystėje. Tačiau meilės radikalumas privalomas ne tik vienuoliams, bet visiems Kristaus sekėjams. Žmogus gali būti pašauktas sukurti šeimą. Tuomet Dievo meilė kvies jį laikytis krikščioniškos šeimos moralės, primenančios ištikimybę ir atvirumą gyvybei. Žmogus gali būti verslininkas, per kurio rankas pereina dideli pinigai, bet jie negali tapti aukso veršių, uždengiančių žmonės, ypač atsidūrusius gyvenimo pakraščiuose. Tikintis žmogus gali būti svarbus valstybės vyras ar moteris, kurio privalo klausyti tūkstančiai, bet ir šiuo atveju jis privalo atminti, kad jam privalomas klusnumas Dievui ir jo Evangelijai. Šiandien tarp Kristaus sekėjų yra pastebimas tam tikras pasimetimas,
kurį kai kas įvardyja kaip tikėjimo krizė. Iš tikrųjų, šitos vadinamos tikėjimo krizės esmė yra tikros meilės stoka. Tikėjimas be meilės yra tuščias ir nevaisingas. Apaštalas Paulius yra palikęs neužmirštamus žodžius. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Meilė Jėzui ir pareiga liudyti prisikėlusį į Kristų tiesiog vertė Petrą ir jo draugus netylėti, bet skelbti žmonėms mirusį ir prisikėlusį Kristų. Girdėjome Evangelijos apaštalų darbų skaitinyje, kaip vyriausias žydų kunigas apkaltino apaštalus, kad jie savo mokslu užtvindė Jeruzalę ir draudė tai daryti. Bet tas pats Petras, kuris taip nesenai Kajafo kieme buvo įsigynęs savo mokytojo, dabar atsakė: Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir apaštalai ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo pagarbą. Šitaip galima elgtis tik tuomet, kai mylima, ir tai ne žodžiais, bet pačiu gyvenimu. Dievo žodis šį sekmadienį pakviečia kiekvieną iš mūsų pasitikrinti, kokia yra mūsų meilė savo viešpačiui ir kokie mes esame prisikėlusiojo liudytojai